Taigi laba diena visiems. Šiandien turim 72 užsiėmimą. Pereitą kartą kalbėjome apie didžiąją Prancūzijos revoliuciją, Prancūzijos direktoriją, 1795 metų konstituciją. Šį kartą pratęsime. Pirmiausiai apie žygį į Egiptą. Taigi 1797 metų pabaigoje Napoleonas atvykęs į Paryžių ėmė rūpintis, kad direktorija patvirtintų naują karo planą. Napoleonas manė, kad su anglais reikia kariauti ne prie Lamanšo, bet užkariavus Egiptą atkirsti juos nuo Indijos. 1797 metų pradžioje Napoleonas teigė, jau nebetoli tas laikas, kai mes pajusime, jog norėdami iš tikrųjų sutriuškinti Angliją, turime užimti Egiptą. Šiam projektui pritarė ir turtingoji buržuazija, kuri nuo senų laikų plačiai prekiavo su rytų šalimis ir Egipte, Sirijoje bei rytinėse Viduržemio jūros salose siekė sustiprinti savo politinę įtaką. 1798 metų gegužės mėnesį apie 350 didelių bei mažų laivų su 30 000 kariuomenės buvo paruošta žygiui. Ši karinė eskadra turėjo greitai perplaukti Viduržemio jūrą, kad nesusidurtų su anglų admirolo Nelsono laivynu, kuris prancūzus būtų sutriuškinęs. Liepos mėnesį prancūzų laivynas, išvengęs susidūrimo su admirolu Nelsonu, pasiekė Egipto krantus. Egiptas priklausė Turkijos sultono valdoms, tačiau realiai jį valdė bejai mameliukai, kurie mokėjo duoklę Konstantinopolio sultonui. Prancūzų kariuomenė lengvai užėmė Aleksandrijos miestą ir 1798 metų Liepos mėnesį netoli piramidžių susidūrė su svarbiausiomis bejų mameliukų pajėgomis. Mameliukai jį pralaimėjo ir prancūzų kariuomenė įžengė į Kairą. Tačiau prancūzų padėtis Egipte buvo sunki. Admirolas Nelsonas prie Abu Kyro sunaikino prancūzų laivyną, taip Napoleono kariuomenė atkirsdamas nuo Prancūzijos. Iš Egipto Napoleono kariuomenė patraukė į Siriją, kad pasitiktų karinės turkų pajėgas. Užėmęs Jafos miestą, Napoleonas patraukė prie Ako tvirtovės. Šio miesto apsiaustis truko 2 mėnesius ir baigėsi nesėkmingai. Prancūzai buvo priversti trauktis atgal į Egiptą. 1799 metų Liepos mėnesį Napoleonas sutriuškino į Egiptą įsikėlusią Turkijos kariuomenę. Egipte Napoleoną pasiekė žinia, kad Austrija, Rusija, Anglija ir Neapolio karalystė sudarė naują koaliciją ir pradėjo karą su Prancūzija. Rusijos kariuomenė, vadovaujama Suvorovu, prancūzus sumušė Italijoje. Napoleonas, susipažinęs su įvykiais Europoje, sušuko: "Niekšai, prarado Italiją, prarado visas mano pergales. Aš turiu vykti." Rugpjūčio mėnesį Napoleonas, palikęs prancūzų kariuomenę Egipte su 4 laivais ir 500 kareivių, išplaukė į Prancūziją.
Apie direktorijos valdymo krizę. Per 4 direktorijos valdymo metus Prancūzijoje įsigalėjo tiek ekonominis, tiek politinis nestabilumas. Kova prieš rojalistų sąmokslus ir jakobinus direktoriją vertė dažnai keisti savo politiką. Ji buvo pavadinta sūpuoklių politika. Ilgainiui direktorija prarado visų visuomenės sluoksnių paramą. Prancūzijoje klestėjo korupcija ir vogimas iš iždo. Auksas, kurį Napoleonas siuntė į valstybės iždą iš pavergtų kraštų, valdininkų buvo atvirai grobstomas. Šalyje siautėjo dezertyrų ir plėšikų gaujos. Vandėjoje atgijo rojalistų judėjimas. Krizę paspartino karo pralaimėjimai. Prancūzijos pramonininkai buvo nepatenkinti Italijos praradimu, nes iš jos gaudavo daug žaliavų. Buržuazija direktorijos politiką žiūrėjo nepasitikėdama, nes bijojo rojalistų grįžimo į valdžią ir galimo vargšų bruzdėjimo. Praturtėjusi valstietija troško tik vieno – tvarkos. Padieniai darbininkai kėlė šūkį: mes norime tokio režimo, kuris duoda valgyti. 1799 metų viduryje Prancūzijoje visuomenės dauguma direktoriją laikė ne tik nenaudinga, bet ir žalinga. Apie Briumerio 18. Prancūzija grįžusi iš Egipto Napoleoną pasitiko entuziastingai ir su neslepiamomis viltimis. Iškilmingi sutikimai, gausios delegacijos, džiaugsmingi kareivių sveikinimai Napoleonui, siekiančiam valdžios, suteikė pasitikėjimą. Briumerio 18 dieną, tai yra lapkričio 9, seniūnų tarybos sprendimu, Napoleonas buvo paskirtas visų sostinės ir jos apylinkėse esančių ginkluotųjų pajėgų vadu. Pabūgus varguomenės reakcijos į perversmą, seniūnų tarybos ir 500 tarybos posėdžiai Napoleono šalininkų pastangomis iš Paryžiaus buvo perkelti į Šanklų miestelį, esantį už kelių kilometrų nuo sostinės. Briumerio 19 dieną kariuomenė apsupo 500 tarybos posėdžių salę. Napoleonui su palyda įžengus į posėdžių salę, deputatai pasitiko jį piktais šūksniais: šalin plėšiką, šalin despotą, už įstatymo ribų. Dalis deputatų puolė prie Napoleono, tačiau kareiviams pavyko jį skubiai išvesti iš salės. Netrukus kareiviams buvo įsakyta išvaikyti deputatus. Vieni deputatai siūlė priešintis ir mirti vietoje, bet dauguma išsilakstė. Tos pačios dienos vakare keliasdešimt pabėgusių deputatų buvo sugauti ir atvesti į rūmus, kad surengtų 500 tarybos posėdį. Šie deputatai greitai nubalsavo už direktorijos panaikinimą ir valdžios perdavimą 3 konsulams. 1799 m. Briumerio 18 dienos perversmu Prancūzijoje baigėsi direktorijos valdymas. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie žygį į Egiptą. Kodėl direktorija pritarė Napoleono idėjai pradėti naują karo žygį į Egiptą? Kodėl Napoleonas, palikęs kariuomenę Egipte, įskubėjo į Paryžių? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie direktorijos valdymo krizę. Kokios priežastys lėmė direktorijos krizę? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 3. Trumpai papasakokite apie Briumerio 18. Kaip Napoleonas atėjo į valdžią. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.